Žiūrovai, šią istoriją su mumis pasidalijo vienas iš mūsų žiūrovų, pasirinkęs ją papasakoti raštu, o ne savo balsu. Mes jums papasakosime ją jo gimtąją kalbą, bet klausydamiesi pabandykite įsivaizduoti jo mintis ir emocijas, bei suprasti, kad jis kalba per šią istoriją. Mano vardas yra Romualdas Venslovas ir aš esu iki šiol užsiėmavęs savivaldybės archyvais bei vietinės Vilniaus apygardos istoriją. Šios istorijos, kurią ketinu jums papasakoti, nelydėjo jokios sensacijos žiniasklaidoje, nebuvo nei spausdintos laikraščiuose, nei aptartos per televiziją. Tai nėra paslaptis todėl, kad niekas jos neslėpė tiesiogiai, o tiesiog todėl, kad žmonės, kurie patyrė šių įvykių, nuo to laiko daugiau apie tai nekalbėjo. Tokis yra mūsų lietuviškas būdas, surarę kažką neaiškaus ir baisaus, mes šviestos tylime. Visai tarsi baimės ir nevisuotinimo būtų normali mūsų kraštovaizdžio dalis, kaip senų kirkų griuvesiai ar pamiršti kapinynai. Aš sužinojau apie šiuos įvykius nuo savo 82 metų senumo krikštūno, kuris yra jau amžinybei ir kuris prieš mirtį man paprašė, jog nuo jo pasitikėjimo neprasilaimščiau nei žodžio. Tačiau dabar, kai jo nesulaus ir kai tokie žmonės, kurie tiesiogiai patyrė tai, kas įvyko, yra jau mirę, aš manau, kad istorija turėtų būti išsaugota, palikta kažkam, nors ir tik archyvams. Ši istorija nutiko 48 metai atgal, tačiau ji vis dar lieka nepaaiškintų reiškiniu, kurio jokia empirinė mokslo šaka niekada nepajėgia sisteminiu būdu nagrinėti. Todėl aš ją jums dabar papasakosiu taip, kaip man ją papasakojo mano krikštūnas, ir jeigu jūs ją nutilint klausėsi, gal suvoksite, kodėl mes apie tai tylime. Jis įvyko 1977 metais, vasario mėnesį, vėlyvojoje naktį, kai šaltis buvo nepermaldamas ir keliai suledoti buvo pavojingi net iš šviesos požiūrio. Vyras, kurio vardą aš čia neminėsiu, todėl kad jam tai nebūtų linksmu, buvo maždaug 45 metų amžiaus ir jis voždinėjo mažą Peugeot Boxer sunkvežimį, kurie priklausė smulkiam prekybininkui iš Vilniaus. Tas prekybininkas iš šiandieninio žiūrimo taško suprasti būtų neįmanoma. Jis buvo vienas iš nedaugelio žmonių Lietuvoje, kurie tuomet galėjo sau leisti tokią transporto priemonę ir dar su ja prekiaudavo. Mūsų žmogiškoje atmintyje tos dienos buvo tamsios ir rūstios ir aplinkinis pasaulis, nors ir nebūtų didelis, atrodavo paskaidytas į daugybę mažų sektorių, kurie buvo susiję šilumos žmogaus ryšių, o ne keliais ar savivaldybė. Minėtas vairuotojas turėjo nuvežti turpėjimas elektroninės dalis iš Vilniaus į nedidelę siuvyklą prie Lazdynų ir jei šiame žingsnyje viskas būtų nuėję normaliai, jis būtų sugrįžęs į namą po 2 valandų kelionės. Tačiau tą vasario naktį kažkas nutiko, kažkas, kas pagrindinė šioje istorijoje norėtis išvengti minčių, jei piktai būtų įmanoma. Tas žmogus išvažiavo iš Vilniaus apie 14 valandą, tai yra, jei naudotume šiuolaikinį laikamatį, apie 2 popietę. Jis žinojo kelią gerai, nes jis voždinėjo savaitės 2-3 kartus ir jis niekada nebuvo turėjęs jokių problemų. Ta diena jam buvo nieko konkrečiai blogo, tiesiog buvo šimlus oras, kuris darė vairuotojus nedrustus ir neatigesnius nei paprastai. Kelias, kuriuo jis važiavo, eina iš Vilniaus turi Lazdynų per mažai apgyvendintą sritį, o dabar tai vadinama Gineitis Lazdynų koridoriumi. Tada tą kelią žmonės tiesiog vadino šlaito keliu, nes jis ėjo šalia senos šlaito piliakalnio, kuris net šiandien stovi viemas ir kaip nors neglindamas, nors jį jau 100 metų nieks nebesidomė jį. Tie keliai tada nebuvo asfaltiniai, tai buvo tik žvyro ir smėlio takai, kurių žiemą buvo graudžia lietis vedamas vanduo ir kurie vasarą nuo kraštovaizdžio iš lauko pūsdavo dulkėmis. Ta vasario naktį buvo tik ledas ir šaltis, ir vairuotojas matė, kaip šaltis sušąla net ir žemėje, kurioje jis nenorėtų būti. Jis važiavo vidutiniu greičiu, apie 60 km per valandą, tą greitį, kuris buvo laikomas saugiu ir jo sunkvežimis buvo labai patikimas transportas.
Žibintai švietė kelią ir visose atžvilgiais atrodė taip, kaip turėjo atrodyti. Tamsus, šaltas ir tuščias kelias, kuris vedė į nežinimo naktį. Tačiau kažkada, atrodo, jei man tikėtina tai, ką man papasakojo mano krikštūnas, kurie savo ruoštų to sužinojo iš to vairuotojo žmonos, tą vakarą kažkas pradėjo keistis. Tas keistumą negalėtum apčiuopti rankų, tai buvo tokia nuotaika, tokia atmosfera, kurią jis jautė giliai savo kūne, tarsi kas nors buvo pasiūlęs jam signalą per spindulius ar per orą. Vairuotojas pradėjo jausti, jog kažkas nėra teisinga. Šis jausmas atėjo ne staiga, o lėtai, svarbus ir nenugalimas, kaip gravitacija, kurią nerandu paaiškinti. Pirmasis dalykas, kurį jis pastebėjo, buvo tai, kad jo automobilio žibintai tarsi neveikia normaliai. Šviesa, kuri paprastai žėrėjo žvyro kelyje ir buvo ryški ir aiški, dabar atrodė sumažinta ir susilpninusi, tarsi kažkada matytė ukanda ją sutrukdytų. Jis bandė žibintus padidinti, tačiau jie liko tos pačios šviesos ir šis faktas jam pradėjo kelstyti nerimą. Jo sunkvežimio motoras pradėjo skambėti keistai, ne to tipo trukdžiai, kuriuos jis būtų girdėjęs tūkstančius kartų, bet kažkas naujo, kažkas nepatiklaus, tarsi viduje motoro būtų atsidūrę graži kažkada, kuri jį graustų ir jį traumuotų. Jis nusprendė sustoti, kad patikrintų, ar su sunkvežimiu viskas buvo tvarkoj, tačiau kada jis nusileido ranką nuo vairo ir pradėjo rasti stabdžius, nuo kažkada didelė baimė ištvyvo jį. Jam iš šalies atrodė, jog jis negrįžta į namą. Šis jausmas buvo toks stiprus ir toks tikrus, jog jis nebetveria ir jis išties sustojo sunkvežimį. Jis nusileido variklį ir sėdėjo tamsoje klausydami savo širdies, kuri daužė iš sausumo. Jo rankos ir kojos buvo šaltos ir jis negali supratimas, kodėl šaltis taip staiga žynio į jo kūną, jei jis dar vis sėdėjo šilumos sunkvežimio kūno. Kada jis žiūrėjo atgal per galinio lango stiklą, jis pamatė kažką, kas jo iš viso sudomino ir jam padarė baimę, kuri jį prikirs. Tarsi iš šešėlio miško, kuris buvo kelio šone, atrodė, jog kažkas seka jį. Netikras žmogus, bet šešėlis, aklas ir migluojamas, kuris atrodė kaip suma kažkada nežinomo ir baisaus. Tas šešėlis seka jo sunkvežimį su tokiu tikslumu, jog jis buvo tikras, jog jis negresnės ir jis neatsisefelis. Vairuotojas oburaisai pradėjo startuoti sunkvežimio variklį ir oburaisai pradėjo greitinti automobilį. Jis suvokė, jog jis yra pradėta seka, nors jis negresiai žinoti, kas arba koks jis yra tas, kuris jį seka. Kelias, kuris paprastai atrodė priimtas ir nuobodus, dabar atrodė kaip labirintas ir jis nebuvo tikras, ar jis vis dar važiavo teisingą kelią, ar jis buvo nuvažiavęs į kokią nors šalitinę taką, iš kurios jis galėtų nesenai išeiti. Sunkvežimis buvo paspartinti greičiui ir jis buvo šinų 40 arba net 50, tą greitį, kuris buvo pavojingas žvyro kelyje, kur ledas sudarė paviršių nepastovių ir pavojingų. Jis bandė nešviestis savimi, bet jei jis žiūrėjo atgal, tas šešėlis buvo visada čia, visada seka jį, kažkada gili, nežinomo ir baisi. Aš žinau, kad šitoje vietoje jūs gal galvoti, jog tai yra tik fantasmagoriškoji baimė, kurią jis pats savo sukūrė. Tai buvo gal tiesa, tačiau kas toliau nutiko, yra nepaaiškinta ir šiandien. Sunkvežimis, kuris buvo naudojamas geros stovio ir kuris nebuvo turėjęs jokios problemos, pradėjo prarasti savo valdymą. Jo vairas nustojo reaguoti taip, kaip turėjo reaguoti, ir sunkvežimis pradėjo nusukti į šoną, kaip jei jį būtų galėjęs svoris lauke, jaunas svoris, kuris jį tempė į nežinomų kryptinę. Vairuotojas bandė atsvaryti tą judėjimą, tačiau jis negalėjo pastatinti savo jėgą ir sunkvežimis, sukdamasis, nukrito į šoną smūgos į didelius žemės kopą, kuri buvo kelio šalia. Smūgis buvo žaibis, jis buvo garsus ir jei būtų buvę svečiai arba žmonės netoli, jie būtų girdę šią avariją iš labai toli. Vairuotojas atsigavo į savo sėdieną ir jis buvo sužeistas, bet jis buvo gyvas.
Tačiau kada jis žiūrėjo iš sunkvežimio, nes durys buvo dar atviros, jis nematė jokios mašinos, jokios žibintų, jokio kito žmogaus, kuris galėjo būti jam priežastis tos avarijos. Jis nematė nieko, tik greitą naktį ir keistą tylą, apie kurią būtų galėjęs pasakyti, kad ji yra kažkada džiaugsmė, kai žmonės nebegali tylėti. Ta naktį jis palikęs sunkvežimį ir pradėjo eiti pėsčias, ieškodami žmogaus, kuris galėtų jam padėti, arba tik kuriausias, kuri galėtų pajausti, jog jis nėra vienas. Tai, kas nutiko toliau, aš pats neatspėčiau be to, kad jis man tai per daug kartų iš eilės papasakojo. Kelias, kuris buvo tiesus ir paprastas, kai jis juo važiavo automobiliu, dabar atrodė begalinis ir vingiuojantis. Jis ėjo pėsčias ir jis ėjo, bet jis neatrodė, jog jis būtų priartėjęs prie jokio namo, jokio žibiaus, jokio gyvo žmogaus. Vieta, kurioje jis ėjo, buvo tokia ūkana ir tokia tamsi, jog jis turėjo norėdamas judėti atsargiai, bijodamas nespėlioti ir nenužengti nuo kelio. Jis bandė grįžti atgal, bet jis nebuvo tikras, ar jis sugrįžo atgal į tą vietą, kur jis buvo palikęs sunkvežimį. Jis klausė šaltę, nes jis nebuvo norėdamas likti lauke tą šaltą vasario naktį ir jo baimė buvo jau ne apie tai, kas seka jį, bet apie tai, jog jis galėtų mirti šaltyje. Nuo to momento jo atmintis tampa sumišus. Jis sako, jog jis bandė eiti, tačiau jis negalėjo rasti jokio namo, jokio kito žmogaus, jokio šaltinio šilumos. Naktis buvo ilga tiesa, bet jis sako, jog naktis atrodė begalinė, jog ji truks amžinai ir jog jis niekada nepamatys šviesos dienos. Paskutinis dalykas, kurį jis atsimena prieš tai, kai jis prarado sąmonę, buvo tai, jog jis nustojo baimės. Jis nebenorėjo eiti, jis nebesekė šilumos, jis tiesiog klausė ir klausė, išsigandęs, bet jau nebeaktyviai, o pasyviai. Tarsi jis būtų laukęs ko nors, kai jis žinojo, jog ateina. Ryte sekančią dieną, 4 valandose, keliaujama vienas iš vietoje apgyvendintų žmonių rado jį. Jis buvo gulėjęs kelyje, netoliese sunkvežimio, kuris buvo dar labiau sugriaustas, nei kada jis buvo palikęs jį. Tas žmogus, kuris jį rado, buvo dėl jų suskuba prie jo, ir jis mėlynavo, jis šaukė jo vardu ir jis bandė jį atbudinti. Vairuotojas iš viso grįžo į sąmonę, tačiau jis nebuvo žinantis, kas jis, kur jis yra ar kas jam nutiko. Jis turėjo hipotermiją, jis buvo sušalęs, jis buvo blaivalus nuo baimės, o jo akys buvo tuščios ir žiūrinčios į niekus. Greitai prisiuntė gydytojai ir jis buvo nuvežtas į ligoninę, kurioje jis praleido 6 savaites. Jo fiziniai žaizdais pasveiko greičiau nei jo psichika. Jis turėjo didelę bangą šioje ligoninėje, bet jis neatsimena, kas jam nutiko toje naktyje. Jis gailėjo kelianų savaičių, kurios jis negalėjo paaiškinti. Jis sakė, jog jis mena tik tą baimę, tą nežinomą baimę, kuri jį buvo apvyję kaip chalatas ir kuri jam nedarė tilti atsitraukti net ir dabar, kai jis atgal grįžo į savo namą. Kada jis sugrįžo į tą vietą, kur buvo palikęs sunkvežimį, jau buvo prieš kelias dienas ir sunkvežimio buvo jau išdėliota pagal priežastį, nes jo darbdavis norėjo jį atgauti. Tačiau žmogus, kuris tyrinėjo avariją, neatrado jokios akivaizdžios priežasties, kai būtų galėjus smigti sunkvežimis. Nėra jokio kito automobilio, jokio žmogaus, kuris būtų galėjęs jį numesti iš kelio. Tiesiog sunkvežimis nukrito šonan, lyg kažkas galėtų būti jį stumtelėjęs iš šono, bet nieko tokio nebuvo. Vairuotojas buvo paklaustas policijos, kas jam nutiko, bet jis negalėjo paaiškinti. Jis buvo kaltinamas galbūt buvęs neblaivas arba neatsargus, bet tai nebuvo tiesa. Jis buvo žinomas kaip nuobodus ir atsargus vairuotojas, kuris niekada nebuvo turėjęs jokių baudų. Policija greitai pamiršo apie šią avariją, nes ji nebuvo turėjusi jokios aiškios priežasties ir žmonės turėjo judėti daraus į priekį. Tačiau vairuotojas niekada nepamirš. Jis niekada nebesugrįžo vairuoti sunkvežimio. Jis dirbo fabrike likusias jo gyvenimo dienas ir jis niekada nebandė grįžti į tą vietą, kurioje jis turėtų sudūryti su kažkuo, kuri jį baisina ir kuri jį sekė. Tai, ką žinau apie tai, kas jis iš tikrųjų sekė jį tą naktį, yra tik žmonių pasakojimai ir žodžiai, kurie buvo perduoti iš lūpų į lūpas per dešimtmečius. Vietinės legendos sako, jog tas kelias, kuris vadinasi Šlaito keliu, buvo senas pabėgimo maršrutas, kuriame žmonės buvo migravę iš Vilniaus į Lazdynų ir atgal daugelį kartų per daug kartų.
Kažkada, pasak tos legendos, žmonės buvo pasinešti prie to kelio negrąžintos jėgos ir jie buvo žuvę šaltyje arba baimėje ir jų dvasios buvo likę tose vietose, juos bandydamos sugrąžinti į jų buvusias gyvenimo vietas. Tai yra kažkas tiesinėje lietuvių mitologijoje, nes mūsų plikšti visada yra būti su savimi šaltais, šešėlingais priėjimų. Kiti žmonės sako, jog tas šešėlis, kuris sekė vairuotoją, buvo tiesiog jo paties baimė, jo paties žinduotijo šešėlis, kurie jį bandė jį nugramzdinti į save. Ir galbūt tai yra tiesa, bet aš žinau, ką aš žinau. Ir aš žinau, jog tą naktį kažkas nutiko šiame kelyje, kas nebuvo galima paaiškinti mokslu, kas nebuvo galima paaiškinti logika ir kas paliko žmogų, kuris praleido 6 savaitės ligoninėje, keistą ir pakeistą likusi savo gyvenimą. Tai yra istorija, kurią šiandien jums papasakojau, ir tai yra istorija, kurią aš negausiu pamiršti, kuomet tokius liminalesnius ir galingesnius reiškinius, kurie gali atsitinkinti žmogui tiesiog dėl to, jog jis buvo važiavęs tuo keliu, kurio žmonės bijo, net ir šiandien, net ir jei jie žino, jog baimė yra kažkada iš vidaus. Aš nežinau, ar jūs tikite šioje istorijoje, ir jei jūs netikite, tai yra normaliai, nes didžiuma žmonių netiki tokiais dalykais, kol jie nepaaiškins savo nuosavus patirtis, bet aš žinau, jog šis žmogus nekviestas nebūtų pasakojęs šią istoriją, jei tai nebūtų buvęs tikra jo dalies gyvenimas. Jei jūs keliavote tais keliais dabar, jūs gal pamatytumėte, jog kelias jau nebėra šlaito keliu, jis buvo perkristalizuotas ir dabar jis yra asfaltinis kelias, su žibintais ir su aprūpinimu. Tačiau iš to nerezultata, jog baimė yra išnykus. Baimė niekada neišnyksta iš vietų, kur ji buvo gimę. Ji lieka čia, giliai žemėje, glūdinčioje mūsų širdise ir ji laukia to, kas bus toli pakankamai ir kurie bus tvirtai pakankamai, kad atlaikytų jos svorį. Tai yra Lietuvos istorija ir tai yra mūsų istorija ir tai lieka nepaaiškintas ir nepavergtas, tarsi pats kraštovaizdis norėtų, jog jis pasiliktų slaptis. Dėl to aš jūs ją papasakojau ir dėl to aš prašau jūsų, kad jūs ją atmintumėte, tačiau nebandytumėte jos paaiškinti. Kai kurios baimės yra skirtos būti jausmomis, nežinomis. Kai kurie įvykiai pasaulyje yra skirti būti pasakojimais, nesprendžiamais. Ir tas kelias, kur sekė tam tikras šešėlis, liks tamsus ir nekvalifikuotas visada.